Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga. 12:10 Labadiena visiems Utenos radijo klausytojams. 103,9 MHz dažniu su jumis jau sveikinasi ir vidudienis. Šiandien Utenos radijo studijoje turime svečią. Tiksliau, ne bet kokį, o žinia, kad šis žmogus žygiuoja, turi subūręs smagų kolektyvą ir pasivadinęs Žygiuojanti lapė. Tadas Lapinas svečiuojasi šiandieną pas mūsų Utenos radijo studijoje. Sveikas gyvas, Tadai. Labadiena. Gera matyti tave ir išties šiandieną neveltui pasikviečiau tave į Utenos radijo studiją, pasikalbėsime apie keliones, apie pasivaikščiojimus, apie žygius ir vienas iš jų, ko gero, labiausiai intriguojantis ir labiausiai prie radijo imtuvų pritraukiantis dalykas, žinia tai, kad visai ne per seniausią spalio pradžiai lankėjusi ir, Pripetės mieste, ko gero, taip reikėtų įvardinti šį regioną ir ten, kur stovi Černobylio atominė jėgainė, kuri jau daugelį metų yra uždaryta ir yra draudžiama zona, bet traukia nutrūktgalvius, kurie, stengiasi rizikuoti savo sveikatą ir patirti kažką nepaprasto. Tai visų pirma, ko gero, pakalbėkime apie tai, kas yra Žygiuojanti lapė. Žygiuojanti lapė yra naujai įkurtas klubas, kuris stengiasi suburti bendraminčius, kurie nori keliauti, nori žygiuoti, nori aktyviai leisti savo laiką ir taip pat rasti bendraminčių. Tai galima sakyti tam tikras turistų būrelis. Galima įvardinti ir taip, jie taip paprastai, bet dabar jau gal taip nebemadinga vadinti turistų būreliu, gal ir turistų būrelis, gal daugiau turistai užsiema vien tik tai kažkokiu pasivaikščiojimu, mes kaip ir plačiau žiūrim, galim net planuojam kažkokius renginius, pasižygiavimus vaikams arba netgi sudėtingesnės keliones, tai ir ateityje planuojam ir Himalajus, ir kažkokius įkopimus į viršūnės, kurios buvo ir galbūt dar bus ateityje. Iš karto man akise, tiesiog matosi tas animacinis filmukas ir 3 herojai. Tai šernas su gitara, lapė ir bebras tempiantis didžiulę kuprinę, kur lapė su šernu dainuoja, kad jie esą turistai ir jiems niekas nebaisu. Tuo tarpu šernas, tiksliau bebras tempia didžiulę mantą ir jam ne iki dainų. Kiek žmonių vienyje jūsų Žygiuojančios lapės kolektyvą? Dabar taip aktyviai keliaujančių, bent jau mūsų toks branduolys yra 4 žmonės, bet po mūsų įsikūrimo ir Utenos šventės metu vykusio mūsų aktyvios sporto pramogų zonos prisijungė, prie klubo jungėsi vis nauji žmonės ir iš tiesų net nesitikėjau ir negalvojau, kad Utenoje jų yra tiek daug. Tai per tą mėnesį atsirado net 3 grupelės žmonių, ir kurie planuoja per ateinantį mėnesį nukeliauti Pietų Ameriką, Kiniją, dabar vieni grįžta iš Balio, tai iš tiesų visumoje dabar skaičiuojant galbūt kokie 15 žmonių. Ko gero reikėtų patikslinti klausytojams ir išskirti, kad jūs nesate tie keliautojai, kurie, kelionių agentūroje jūs įsakote kažkokį tai paketą, kur viskas įskaičiuota, visos ekskursijos organizuota, jūs esate savarankiška organizacija, patys dėliojantys maršrutą, stengiantys kažką tai patirti ir tai dažniausia, kaip suprantu, kelionė, bent jau toje vietoje, toje lokacijoje vyksta pėsčiomis. Taip, pačioje lokacijoje vyksta pėsčiomis, viską darom patys nuo planavimo, nes planavimas, tai kaip ten kažkur skaičiau ir tikrai patiko tas pasakymas, yra 3/3 kelionės malonumo, tai suplanuoti tą kelionę yra irgi malonu. Kaip planuojasi? Tai gal dabar kaip ir dauguma viską daro internetu, Google ir skaitaisi tai, kas įdomu, o tos idėjos, kur nuvykti, tai daugumoj, bent jau man kyla iš tų senų laikų mokyklos, kai skaitydavai knygas ir svajodavai, kad galbūt pamatyti šiaurę, gal pamatyti palmės, bananus, čiabuvius ar snieguotas viršūnės. Tai kokioje mokykloje mokėsi ir kuris mokytojas tave taip įtakojo, klausyk, svajoti ir svaigti? Mokiausi vidurinėje mokykloje, mokytojo galbūt išskirti negalėčiau, labiau gal įtakojo tėvai, pas kuriuos buvo didelė lentyna su daug drąsių ir kelių knygų ir skaitydavau jas ir svajodavau. Man truputėlį liūdna, kad tu įvardinai, kad šiuo atveju vis tik tai Google pagelbėjo. Aš taip įsivaizdavau tą idilę, kada palinkę ties kažkokiu tai sulankstytų, jau nušiurusių žemėlapių, patys dėliojatės pieštukų, braižotės, pasirinkę tam tikrą mastelį, maršrutą, kažkur tai dar knygose kažkokios tai įdomybės, bet visa tai yra praeitis, jau žinia, kad informacinių technologijų amžiai palengvina begalės įvairiausių programėlių ir belieka tik tai truputėlį entuziazmo ir noro ir faktiškai maršrutas yra suorganizuotas, ar tiesa?
Dalinai taip, dalinai ne, nes vien pasiėmus žemėlapį, tai reikia pirmiausia suprasti jį, išskaityti, nes žemėlapis irgi toks, kaip pasakyti, nėra toks paprastas dalykas. Yra sutartiniai ženklai kažkokie. Taip, žinoma, ypatingai kalnuotose vietovėse turi matyti, kur yra paukštėjimai, kur yra kažkokios perėjos viršūnės, kur gali būti statu, kur gali būti nestatu, kur upė, kur galima perbristi ją, taip pat kur rasti žiemos atveju, kur galima rasti kažkokią priedangą, ar tai namuką paliktą medžiotojų, kas būdinga ypatingai šiauriniam regionam, poliariniam, kad būna tokie namukai, kuriuos tu gali apsistoti nemokamai, ten yra palikta malkų ir gali pernakvoti. Tai gerai, tai dabar sukonkretinam. Lankėtės šiaurėje kažkur, tai Sibiro platybėse? Ne, lankėmės ne Sibire, lankėmės šiaurėje, bet tai buvo Suomijoje, už poliarinio rato 300 km, tai buvo šių metų vasarį. Ten darėme žygį, žygiavimui pėsti, pasirinkom vasaros kalnų maršrutą, tai ėjome neslydžių takais, kaip ten yra įprasta, kad žmonės daug kur keliauja slydėmis su kuprinėmis ir nakvoja, bet mes, kadangi taip labiau linkę į kalnus, tai pasirinkom vasaros maršrutą, kuris veda kalnais ir su sniegžengiais pėsti praėjome tą maršrutą žiemą. Kiek žmonių grupė sudarė? Buvo labai nedaug norinčių, nes nežinau, ar kitus išgąsdino šaltis, ar šiaip baimė to tokio pavadinimo poliarinis ratas. Taip, ypatingai. Mūsų buvo trejetas. Tik tai 3 žmonės? Tik tai 3 žmonės. Tai uteniškiai buvo? Ne, buvo vienas iš Vilniaus ir vienas iš Salantų, iš Klaipėdos, tiksliau iš Kretingos rajono. Na, bet man labai sunku įsivaizduoti. Na, tu minėjai, kad yra namelį kažkokie tai paruošti, malkos paruoštos, na, žmogus atrodo iš ties į tą avantiūrą gali įsitraukti, bet vargu bau, kad viską pasiimsi, rasi visą komfortą. Ką ant pečių dėliojasi ir kokie pagrindiniai ekipiruotės kažkokie tai daiktai yra privalomi tokiame žygyje, jeigu kalbame už poliarinį ratą? Tai vienas svarbiausių dalykų, tai žinoma, yra geras miegmaišis, atitinkami rūbai. Geras tai šiltas? Jo, taip, šiltas miegmaišis. Jau poliariniam regionam reikalingas 4 sezonų žieminis miegmaišis, kuris mūsų atveju maniškis miegmaišis netgi ekstremalioje temperatūroje galima miegoti lauke prie 32. Bet tai nereiškia, kad šalčio. Taip, bet tai nereiškia, kad tu įsimiegosi komfortiškai, tai reiškia, kad prie 32 tu 6 valandas išliksi gyvas. Tai garantuoja. Nesušalsi, žodžiu. Taip. Nu gerai, arbatos, įvairiausi gėrimai, kažkokie tai rytinės mankštos, visa tai vyko? Vyko viskas, bet jau eina pačio žygio metu, dienos metu, kai eini, tai ten gali tik tai sustoti labai trumpam, nes jeigu sustoji, pradedi momentaliai šalt ir rankos ir kojos ir tada norisi judėti. Užkandžiavimai vykdavo tik iš kišenės ir kažkoks batonėlis ar kažkas. Sušalęs. Jo, sušalęs. Jis jau būna toks ledinys, atsilauži ir burnoje jis ištirpsta. O žinoma, po to jau priėjus namuką, tenai užsikuri ar tai kažkokį ugniakurą, arba kai kuriuose namukuose būna ir tie vadinami pečiukai, nežinau, čia... Kietinės krosnelės, taip. Taip, kietinės krosnelės. Ir tada jau pasigamini maistą, žinoma, puodus, visą maistą nešiesi kartu su savim. Tokiu atveju tu turi kažkokį tai ryšį su pasauliu, tu gali įsikviesti nedaugdė, jeigu tau prireikia pagalbos kažkokios tai ištiestos rankos, iš kur ją gauti, vat, 3 keliaujat kažkur nežinomybėje pirmą kartą ir pagal kažkokį tik tai maršrutą sudėliotą, kuris, na, tas pats GPS-as naudojamas, nenaudojamas. Jo, GPS-as ypatingai žieminį maršrutą mums labai gelbėjo ir iš tiesų buvo praktiškai, netgi sakyčiau, vienintelis įsigelbėjimas šioje kelionėje žiemą, nes visą savaitę buvo didžiulė pūga ir rūkas, tai orientavimas praktiškai tik pagal GPS-ą, nes nesimatė toliau savo rankos. Kokia oro temperatūra buvo tuo metu, kada jūs 3 išprotėję ėjote už poliarinio rato? Vėlgi sunku vertinti temperatūrą. Pagal prognozijas, kurias mes matėm, tai buvo apie -15, -20, bet labai įtakoja tai, kad ten yra atviros vietos, yra vėjai. Jutiminė tokia jau. O jutiminė tai sunku įvardinti, išmatuoti, bet jau nusėmus pirštinę, tai kelias sekundės tai gali ranka išbūti ir tada jau pradedi pajauti, kad jinai tirpsta. Jau tenka kišti atgal į pirštinę ir dar gilinį į kažkur šiltesnis pūkinės triukas, kad vėl atšilti. Ar pasiekėt savo tikslą? Taip, pasiekėm, praėjom visą maršrutą suplanuotą per 6 dienas.
džiaugiamės iš tiesų ir planuojam sugrįžti ten pat. Radio klausytojams priminsiu, kad šiandien Utenos radio studijoje svečiuojasi Tadas Lapinas, žygiuojančios Lapės keliautojų, galima įvardinti keliautojų klubo įkūrėjas, iniciatorius ir žmogus, kuris nutrukusią galvą vaikštinėja po kalnus, taip pat žengia už poliarinio rato ir štai paskutinė kelionė spalio pirmomis dienomis vyko į Ukrainą, į Černobylį ir apsilankė būtent tame Dievo pamirštame mieste. Kas paskatino tenai apsilankyti ir kokie įspūdžiai? Paskatino apsilankyti vėlgi galbūt iš senai atsimenama ta istorija. Aš atsimenu, būdamas vaikas, buvo labai saulėtas rytas, balandžio mėnesį, gegužės pradžioje ir atsimenu, kaip mama atbėgo ir mūsų vaikus suvarė į vidų, davė kažkokių tablečių ir pasakė griežtai neikite į lauką. Tuo metu nesupratau, kas vyksta, dabar jau aišku supratau, kad sužinojom žiniasklaidos, kad įvyko avarija atominė elektrinė ir kadangi debesis linko link Europos, tai buvo saugiausia pasilikti namuose. O šiaip labai į tokias vietas traukia galbūt tai, kad tai vėlgi nėra civilizuota vieta, kad jinai garsėjanti tokia kaip apleista, uždrausta, tai irgi truputėlį kelia adrenaliną ir dėl to ir apsisprendėm nuvykti. Tačiau tam tikri maršrutai, ypatingai turistų, tokių ekstremalių, jie yra sudarinėjami ir ne viena grupė, ko gero, esate apsilankę, bet uteniškiai, ko gero, pirmieji apsilankėte būtent čia. Negaliu atsakyti, bent jau man pačiam neteko girdėti, kad kažkas būtų buvęs ir kad kažkas būtų sakęs, arba pas kažką galėčiau pasiklausti pagalbos ar patarimo, ką ten pamatyti. Viską organizavote savarankiškai? Ar yra kažkokia tai organizacija, žmonės, į kuriuos reikia kreiptis, kad jie po to išduotų net ir leidimą, nes vis tiek tai yra griežtai saugoma teritorija? Taip, šiuo atveju kelionė organizavimas tik iki Kijevo ir atgal, o į pačią zoną patekti galima tik tai su leidimu ir tik tai su lydinčiu asmeniu. Tai šiuo atveju mes susisiekėm su ukrainiečiais, kurie mums padėjo išsimti leidimus ir palydėjo į zoną, nes be jų paprasčiausiai negalima ten patekti legaliai. Nelegaliai būna žmonės, prasibrauna, eina, bet tai yra nutrūktgalviška ir manyčiau nelabai protinga daryti. Tai būk mielas, dabar jau pasakok pirmi įspūdžiai išlipus iš automobilio, autobuso, nežinau, ko net keliavote ir koks jausmas yra? Jausmas iš tiesų labai dviprasmiškas, nes tos zonos vėlgi yra skirstomos į kelias, tai yra draudžiamoji zona yra 30 km spindulių, bet toji pagrindinė zona tai yra 10 km spindulys aplink atominę elektrinę. Tai iš tiesų labai nustebino atvykus į patį Černobylį, kadangi aš įsivaizdavau truputėlį į Černobylio miestą, nes Černobylio miestas tai yra randasi 30 km apsauginiai zonoje ir jame, kas nustebino, kad šiuo metu yra gyvenančių žmonių. Ir jame netgi gyvena iki 3000 žmonių, kurie kas dvi savaitės keičiasi vietomis, tam, kad 2 savaitės dirba zonoje, o 2 savaitės išvyksta į namus, tam, kad negauti radiacijos perviršių. Tai iš tiesų nustebino, kad pakankamai gyvas miestas Černobylis ir nėra išdaužytų langų, nėra kažkokių apleistų atvirų durų besiblaškančių vėjai. Aišku, ta tvarka, kaip patys vietiniai sako, jinai 30 metų atgal sustojo ir ten tikrai jaučiasi, kad ten dar yra ta vadinama Sovietų sąjunga ir žmonių požiūris, ir gatvių pavadinimai, ir aplinka, ir apskritai viskas atrodo kaip sugrįžus į vaikystę. Ką jie veikia? Tie 3000 žmonių, kurie keičiasi kas 2 savaitės? Tie žmonės dirba nes avarijos likvidacijos padariniai dar nesibaigė iki šiol. Jinai yra likviduojama ir dar bus likviduojama kaip minimum 60 ar 100 metų, kiek mums paaiškino. Tai dirbantis žmonės. Taip, tai yra dirbantis žmonės, kurie dabar šiuo metu stato naują sarkofagą, tiksliau sarkofagą jau pabaigė statyti ir dabar lapkričio 30 dieną planuoja jau to esamo seno sarkofago, kurį mes visi įpratę matyti per televiziją ir internete. Jau dabar bus užkeltas naujas didžiulis sarkofagas, kuris padės tiek apsaugoti aplinką nuo seno reaktoriaus gedimo ar ten nuo senatvės trūkusio, kad vėl neįsiveržtų. Ir taip pat planuojama, kad po tuo naujoju sarkofagu bus paleisti ir dirbs robotai, kurie stengsis išvalyti visiškai 4 sprogusį reaktorių, atrūšiuoti visas kenksmingas medžiagas ir jas išvežti, palaidoti taip, kaip priklauso. Ar turėjot su savimi dozimetrą ar kažkokią tai kitą įrangą, kuri matavo radiacijos lygį? Jo, turėjom, nes tai irgi yra privaloma, negalima be dozimetrų būti zonoje, nes zona, vėlgi kaip įsivaizduoji, tai jinai nėra visa tokia radioaktyvi, kad jau jie ir gavai didžiulės dozės.
zonoje yra tos vadinamos radiacijos dėmės arba daugybė kapinynų, net iki 800 vietų, kur yra laikinai užkastos medžiagos. Tuo metu, kai likvidavo avariją, tai žmonės galvojo, kad užkasim laikinai, o kai ateis laikas, imsim, atkasim ir sutvarkysim. Bet kadangi sugriuvo sąjunga ir dabar Ukraina neturi tam lėšų, tai viskas taip ir palikta ateičiai. Ir laikas dar tas neteina. Ne, dar neteina ir kaip jie patys minėjo, kad nelabai ir tikisi, kad ateis greitų laiko. Kas labiausiai šokiravo? Na, aš mačiau tavo nuotraukos, jos iš ties tokios apokalipsinės ir galima kurti kažkokią tai siaubo nuotraukų sklaidą ar tiesiog ir patys filmavotės, lietėt kažkokius daiktus, bandėt kažkaip tai dar ekstremaliau išgyventi tą vietą? Liesti iš tiesų galbūt ir būtų galima, bet prieš įeinant į zoną pasirašai visus dokumentus, ten yra griežtos saugumo taisyklės, kur griežtai draudžiama liesti bet kokius daiktus, sėstis ant kėdžių, stalų, laiptų ir kadangi tai gali būti padengta radioaktyvam dulkėm ir ten jau žmonės lydintys pasako, kur galima sustoti. Netgi uždrausta zonai atvirai lauke gerti vandenį arba valgyti su. Jo labiau lauktuvių parsivežti. Jo labiau lauktuvių, nes išvykstant į zonas esi 3 kartus patikrinamas specialiuose tokiuose patalpose, kur turi atsistoti. Tiksliau praktiškai įlysti į kaip ir tokį, net nežinau, rentgeno aparatą, kur tave visą nuskanuoja ir užsidega žalia lemputė, kad parašo, kad viskas švaru, bet taip apsidairiau ir mačiau, kad yra monitorius, kuris rodo nuskanuotą kūną ir matyti, jeigu jau būtų kažkoks radiacijos užterštumas, tai užsidegtų kurioje vietoje užteršta, nes pasakoju, kad būna kartais žmonės atsineša kažkur nuklydę nuo ten, kur neleidžia lydinti žmonės, nuklysta arba įlipa į kažkokį dumblą ar balą, sako, ten, kur kaupiasi dumblas, ten labai daug radiacijos būna dar likusios, tai būna kartais, kad tenka plaut batus arba net juos palikti, tas pats ir su rūbais. Ar, apart to, kad žmogaus apleista vieta, yra kažkokių tai pakeitimų, pačiam teko galbūt ir girdėti kažkokią tai labai šiurpią istoriją, kad gal ten, aš nežinau, uogos užauga labai didžiulės, grybai kažkokie, tai gal keturgalviai šunys laksto. Šunų matėm, bet jie tikrai ne keturgalviai ir kiek šnekėjom su mūsų lydėjusiais, o mūsų lydintys asmenys, tai jie nėra šiaip, kad eiliniai žmonės, kurie gavo leidimą, jie yra turintys išsilavinimus ir daug metų dirbantis ties to ir tikrai profesionalų žmonės, tai aiškina, kad visi tie dalykai kaip keturgalviai šunys, mutantai, tai labiau yra mitas, nes kol kas moksliškai tokių pakitimų nėra užfiksuota ir kaip jie patys juokiasi, tai didžiausi zombiai tai yra tie, kur yra tokių darbuotojų, kurie dirbdami pasilieka, susiranda kažkur apsigyvena zonai, pusiau nelegaliai ir paprasčiausia prasigeria ir vaikšto, ateina į parduotuvę, kuri dirba 2 valandas per parą, tai sako, vakarais per tas 2 valandas gali pamatyti linguojančius kažkur iš apleistų sodybų ar namų vyrus, tai sako, čia yra pagrindiniai zombiai. Tai iš tavo nuotraukų, tenka pastebėti, kad atrodo iš vienos pusės, kad viskas buvo palikta ir tą pačią akimirką pamiršta, kad užgyventa žmonių turtas, kaip stovėjo, taip išėjo, tačiau vis tik tai išplėšta, išdaužyta, kažkaip tai kitaip sunaikinta. Tai vis tik tai ne gamtos darbas, ko gero. Tai tie patys žmonės, kurie galbūt tavo minėti, tie, kurie jau gyvenantys zonoje ir kažkokie tai lobių ieškotojai, galbūt netinka, čia jau lobis toksai pagerintas yra, vis tik tai susirenka ir kažkaip tai išveža, parduoda kažką, tai kapinynuose, metalo laužų supirktuvėse. Dabar taip yra, dabar jau netgi sako, kad nebėra kas ten jau išnešti ir pavogti, nes jau viskas išvogta ir pavogta ir kas įmanoma, patys matėm, kad netgi turėklai visi yra išpjaustyti ir išvežti metalui priduoti. O iš tiesų stebina vienas dalykas, bet kur užėjus man buvo keista, ypatingai gyvenamuose namuose, kad matosi, jog tuščia. Iš vis tuščios patalpos, aš galvojau, nejau taip galima būtų išvogti, bet išnešti, kad ir senus baldus. Bet po to jau grįžtant užklausiau, išsiaiškinau, kad dalį daiktų po avarijos praėjus kelioms savaitėms ar mėnesiams leido valdžia sugrįžti žmonėm gyvenusiam ir savo daiktus reikalingus pasiimti brangius, juos patikrindavo ir jie būdavo neradioaktyvus, juos leisdavo išsivežti. Visus likusius daiktus kareiviai eidami per butus, pro langus mesdavo į sunkvežimius ir veždavo užkasnėti. Todėl labai daug
praktiškai visos patalpos yra tuščios. Griovimo principas atliktas toksai. Jo, visiškas valymo principas, išvalyti visi radioaktyvūs daiktai ir paliktas tik tai sienos. Aišku, vagiant metalus ar ten pjaustant kažkokius radiatorius pastatuose jau žmonių, kurie atėjo nelegaliai, tai tie žmonės išdaužė langus ir tada jau yra pasiekmė. O dėl tų užkastų daiktų tokia įdomi istorija papasakojo, vėl grįdintis, kad kai kareiviai užkasdavo, tas laukas buvo vadinamas stebuklų lauku nuo seno televizijos žaidimo populiaraus Rusijoje polė čėdės, kad ten naktimi šviesdavo žibintuvėlį ir atėję nelegalus bandydavo atkasti ir kažką rasti. Tai vienas rasdavo magnetofoną, kitas laikrodį, trečią žiedą ar dar kažką. Tik tai jie džiaugsmo jau ko gero ir stebuklų nebesuteikdavo. Jo, dauguma tai galbūt ir net lygą prišaukdavo, nes jie būdavo radioaktyvūs ir aišku, turint juos, tai jau kenkdavo jiems. Apie pasibastymus po Černobylį šiandieną svečiuose mes turime svečią ir tai Tadas Lapinas, žygiuojančios lapės žmogus, organizatorius, iniciatorius, kuris nukako į Černobylį ir apsilankė tenai. Tadai, ir teko tą vietą pajusti, kur daugiausiai dozometras rodė radiacijos ir koks ten lygis? Taip, net nežinau kaip pasakyti, ar teko pajusti, nes radiacija irgi tai labai... Dozometrą matyti. Jo, labiausiai asmeniškai man kėlė šiurpa tai, kad nei jauti, nei užuodi, nei skauda, o supranti, kad pastovėjus čia galėtų baigtis labai liūdnai. Bet savijauta yra kažkokia tai tokia gazdinanti? Gazdinanti, bet kaip mums aiškinti, tai yra tik psichologija. Tai yra... Čia baisiau? Jo, čia baisiau, radijai šiuo metu baisiau. Taip, mes turime taip pačią spinduliuojančios įrangos galų gale. Jo. Gerai, grįžkime vis tik tai atgalios ir tau užsiminti planai aplankyti Himalajus, kalnų viršūnės. Kada tai įgyvendinsi ir kokie artimiausi žygiai numatyti yra? Artimiausi žygiai šiuo metu numatytas spalio 31 išskrendam į Katmandu, į Nepalą. Ir ten planuojam, jei orai leis, nes mus truputėlį spaudžia laikas, planuojam skristi jau vietinių skrydžių į Everesto regioninį nacionalinį parką ir ten padaryti žygį iki Everesto bazinės stovyklos. Tai čia planas toks maksimum, o jeigu kartais orai sutrukdytų, turim planą B, tai pasiekti kitą pusę, kitus 8000, tai Anapurnas bazinė stovykla, bet labai tikimės, kad pavyks planas tą. Nepaisant egzotinių vietų, kalnų viršūnių, Černobylio, organizuojatės ir tokius savaitgalio žygius, aplankant, kad ir Aukštaitijos nacionalinį parką, kuris prieš porą savaičių berods buvau pastebėjęs, kad kvietėjai, kas nori prisijungti ir tiesiog smagiai pasivaikščioti rudenėjančių miškų. Taip, ir tai iš tiesų nėra nieko blogiau už Himalajus ar egzotinės kelionės. Išėjimas į mūsų gamtą, į mūsų mišką yra ne kuo prastesnis ir kitą kartą padeda daug labiau atsipalaiduoti ar praleisti savaitgalį, išsivalyti galvą. Tai man tai labai patinka ir stengiuosi pakviesti visus, kurie nori prisijungti prie to, nes ir puikus laiko praleidimas, ir aktyvi veikla, neužsisėdėjimas, pajudėjimas. Pabendravimas su bendraminčiais, arbatos atsigėrimas, toksai nesuvalgymas. Kur tave ir galima surasti, jeigu tokių bendraminčių tikrai atsirastų ir norėtų prisijungti prie žygiuojančios lapės, tapti žygėjais ir vieną kitą kelionę įsiruošti kartu? Taip, pirmiausia, žinoma, rasti mūsų Facebooko paskyroje, puslapyje. Taip pat visą laiką galima parašyti elektroniniu paštu, kuris nurodytas toje paskyroje, arba netgi paskambinti, pasiekiamas elektroniniu paštu, tai jeigu kažką domintų, visą laiką prašom rašyti tiesiai žinutę pačiam Facebook'e ir visą laiką atsakysiu ir labai džiaugsiuosi, kad atsirado norinčių kažką sužinot, kažką nuveikti kartu. Kodėl žygiuojanti lapė? Galbūt dauguma tai sieja su pavardė, kadangi Lapinas, bet visumoje mes pagalvojam taip, kad lapė yra nekvailas, smalsus, aktyvus gyvūnas ir pasirinkom, aišku, dalis buvo tai susiję ir su pavardė, bet didžioji dalis dėl to, kad gyvūnas yra aktyvus ir smalsus ir norintis judėti. Kągi, belieka palinkėti tau smalsumo, žinoma, aktyvių iššūkių ir dar nenugalėtų viršukalnių, kad visos kelionės būtų ypatingai įspūdingos ir nepamiršk pasidalinti šiais įspūdžiais tiek su Utenos radio klausytojais, tiek ir žinoma socialinėme tinklalapyje Facebook. Prisijunkite prie Tado Lapinos ir žygiuojančios lapės ir bus išties labai smagos praleistos akimirkos. Ačiū tau, kad apsilankei šiandieną pas mūsų Utenos radio studijoje. Ačiū labai, kad pakvietėt. Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga.